Atvažiavom į vietą dabar. Pasižiūrėsim, moteris sako vaidenasi. Sako prakeikta yra, sako dar yra ten vaidenasi, kas ten neaišku. Nu ką, einam į vietą, pasižiūrim, ne? Pasižiūrėsim dabar, kas čia gausis. Ar ten yra liga, ar tenais yra iš tikrųjų faktinė informacija kažkokia. Tai patikrinsim. Taip 6 parašyta. Sveiki, balsai iš anapus žiūrovai. Vieną vakarą atradau Ernesto tiesioginę transliaciją per TikTok ir parašiau Tomui. Jis susidomėjo ir susisiekė su juo. Pakvietė jį nuvykti kartu pas moters į Klaipėdą finaliniam tyrimui. Galutinai išsiaiškinti, kas neduoda jai ramybės ir ar visa tai vyksta dėl prakeiksmo. Yra tas prakeiksmas ar nėra, išsiaiškins mediumas ekstrasensas Ernestas Deniušis. Ačiū visiems, kas paremė jau dabar pavadinimu Balsai iš anapus kanalą. Kelintas aukštas? 8 vos. Tas 8. Žygimantas taip nejaukiai. Kuti. Nutrūksta liftas ir ją pačią. Vis toksai įsitempęs, kaip matau. Ne, tiesiog susispaudęs. Susispaudęs? Ja. Einam aukščiau. Bela. 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 Miręs yra. Sėdi. Ne, tada šunės pabūna. Ir net švartina prie. Taip, yra. Jis žino, kas atvažiavo. Jie jau žino, kas atvažiavo. Vaidenasi pasisakė, kaip. Vyras. Šitam kambarį sėdi. Matai, katinas iškart irgi. Visi kartu. A, matai? Matai, aš tau sakau. Palauk, čia bus dar cirko. Jis čia sėdi, ha? Čia sėdi? Čia sėdi. Jis niekur iš čia neina. Ramiai. Jis čia sėdi. Čia sėdi ant tos sofos. Iškart čia gal gyvūnai net pablūdo. Iškart. Tai ir žinau, kas čia atvažiavo. Jaunas? Ne. Apie 60, plus minus. Lieknas. Sėdi ir viskas šypsosis man. Ir viskas. Jeigu būtų 5, sakyčiau, patėvis. Čia 60, čia jau nebepasisakysi. Lieknas. Tėvelis buvo lieknas. Sėdi, žmogus. Ir viskas, nu kaip žmogus, jau, nu kaip sakyti. Iš karto. Blogiau, papa! Bela! Eisi už durų. Pasakyk.
Kodėl sėdi? Namą jis įrodo, kažkokį namą, dėl kažkokio namo jis pyksta. Jis su kažkokį namą, kažkas su kažkokiu namu buvo. Jis man tą namą rodė ir viskas. Ir iš šį... Namas mūrinis, medinis. Senas namas. Tuo aš pasakysiu, jis man rodo namą. Medis. Medinis? Medis. Nes po mamos mirties vidurinė sesuo pasėmė. Ir jis čia sėdi. Ir iš niekur neįsiu čia. Juozas? Kaip sakot? Juozas. Bet jis vardą nesako. Jis sėdi ir viskas, jis man namą rodo. Kodėl namą? Jeigu medinis, tai patėvis. Tai jisai jaučiasi įskaudintas, nes mūsų mama kai mirė, vidurinioji sesuo keitė palikimo dalybas 3 ar 4 kartus. Jeigu medinis senas namas, tai čia yra mano patėvis, kuris sakė saugus. Juozas Lukšas. Ane? O tu tylėk. Tylėk. Ramiai. Nebeleidė, ne? Nebeleidė man. Nebeleidė, ne? Nu gerai, esi gerai. Biškai luktelkim, viskas kaip ir gerai. Biškai palaukim. Man gyvūnai neleidžia dabar. Biškai. Gyvūnus galiu. Ne, viskas tvarkoj, čia taip turi būti. Čia nebereikalo taip. Čia nebereikalo. Jo, jam buvo 65. Tas ir yra. Ir jisai matam. Kas negero? Bela. Ką balkonė turit? Pone, ką balkonė turit? Ką laikot ir seno balkonė? Nes jis man į balkoną rodo. Nors ką, kad ten kažkas yra. Tik tai medžiagos yra, čia kai buvo darytas remontas šitam kambarį. Jisai rodo man balkoną ir viskas. Kad balkonė kažkas yra. Nors ką. Keliaujam. Kur čia visus? Atidarykit. Čia galima ir čia, ir per čia. Na tai einam, kur patogiau. Balkoną jis man rodo. Bela. Kokia čia spintelė, ar kažkas čia buvo padėtoj kažkur vietoj, kažkokia kai spintelė kaip kažkas. Jis dar ant to pyksta, nes čia sako buvo kažkoks. Jis sako, kad čia buvo. Kažkoks kaip kažkas, bet ir iš medžio kažkas buvo. Jis sako, kad pyksta, kad nėra. Kažkas iš medžio čia buvo. Jis man rodo iš medžio ir viskas. Kai aš tą butą nupirkau, čia tas balkonas buvo tuščias. Čia kažkokia Kas prieš tai buvo, nežinau. Nežinau, jis man rodo va tą vietą ir viskas, nors tu ką. Ir jis pyksta. Čia kažkas. Nors tu ką. Ne, šitas balkonas buvo tuščias. Atidarykit. Medinis. Tokia kaip lentynų, nemoku pasakyti kažkas, kaip kažkokia lentyna, kaip kažkas, kaip... Medinės lentynos buvo čia. Kai aš atėjau šitą butą apžiūrėti, čia buvo lentynos per visą sieną. Buvo ten tokios vinys sukaltos ir ten buvo špūlės. Nes jis man rodo, jis pyksta, kad nėra, jis pyksta. Moteris ten kažką susiuvimu, kažką užsiminėjo. Nes jis rodo, va čia būtent, kad dėl to pyksta. Gal tai stingai rodo, nes jis į balkoną eina, veda į balkoną, mane jis nors tu ką, bet rodo šitai, kaip jūs sakote, kad iš tos pusės buvo kažkas, tai gali būti, kad visas tas, tai viskas tvarkoja, taip ir gaunasi, nes jis veda konkrečiai į balkoną. Nes kai aš atėjau apžiūrėti tą butą, balkonas buvo tuščias.
Čia yra viskas, tos medžiagos likusios iš to kambario vaikui buvo. Nes va čia, supirkę. konkrečiai čia. Konkrečiai čia. Rodys man šitą, tą ir viskas. Nors tu, kad čia stovi ir viskas rodo. Gal kažkada Jisai pyksta. anksčiau ir stovėjo. Palaukit. Tai pagalvok, viskas tvarkoj, čia nėra skubu. Jeigu pyksta, tai čia gali būti tų šeimininkų tėvelis, nes jisai jau buvo taip ir pasinaudojas, gal jisai jau čia užsilikęs. Bet čia ne viena siela yra, supranti pas tave. Čia ne viena siela yra. Čia tas, kuris buvo, jis nuėjo į balkoną ir viso, jisai išėjo. Informaciją daviau ir viskas, ir jis išėjo, paleido. Bet čia yra dar kažkas dar čia yra. Bet čia ne moteris irgi. Moteris? Ne moteris. Vyras? Jaunas žmogus. Jaunas žmogus. Bet sena mirtis. Sena mirtis. Bet su tavim susieta rodo. Sena mirtis. Daug laiko miręs. Ne, su tavim susietas. Už tave aukštesnis. Bet jisai jau ir senai miręs. Net kraujo ryšys yra. Kraujo ryšys yra, bet čia ne pirmos kartos. Jis stovi už tavo nugarų. Jis stovi šyptas ir viskas. Va šitas tave, Trumpais plaukais, va šitas tave saugo. veidas toks lieknas. Tai jisai lieknas žmogus, nu taip. Bet jis tave saugo ir viskas. Stovi ir visą. Ir viskas. Kas jis toks? Čia tavo reikalas. Aš tik pamačiau, kai jis stovi viskas. Aš mačiau jo veido atvaizdą stikle, bet aš jo nepažinau. Čia tavo giminė, Saugoti seną mirtį čia yra apie 10-15 metų. Kažką jauti? Moteris. Пошел писк на. Stambesnė moteris, stambesnė sudėjimų. Stambesnė vardas. Nemaišykime. Tai čia, teik. Kokias tu čia kabinės atidarei? Tu вообще durna, блядь. Писту куща. Čia, ne tai, kad kabų, nemoku pasakyti. Ne tai, kad sėdi, ne taip kaip, bet stovi, žiūri visą. Konkrečiau, viskas. Ir jinai saugo lovą. Lovą saugo jinai. Jinai niekur neina daugiau. Jinai lovą saugo ir viskas. Bet tam buvo daiktai visokias iš senų laikų sukrauti. Nes jinai stovi, ten yra kažkas. Ten yra kažkas, neįleidžia manęs. Aš to eisiu ten, man vienodai. Kamera dar viena reikia. Jo. Pajungi dar kamerą, čia dar bus cirkų. Jinai kapinės atidarius šiuo. Jinai kapinės atidarius. Čia konkrečiai portalas yra. Nu ten iš karto, sakau, moteris. Stambesnio sudėjimų, žiūri mane ir viskas. Kūro kaip pikta jinai. Taip, jinai buvo pagėžus pikta. Jo, jinai niekur neišėjo, žinau. Stovok. Kai čia kai pradėjau žiūrėti, neklausiau aš jos, jinai irgi sako, girdėjau. Tai mes buvom pabėgę. Jinai čia yra. Jinai va taip kabo. Ne tai, kad sėdėtų, žinai, kaip pavyzdys, ne? Bet jinai kaip kabo, kaip taip persivertus. Jinai čia yra. Ir va su šitą lovą, reikia mes laukant. Tik degint, nejuokaukit jūs. Čia nelaikykit tų daiktų tokių, kaip sakoma. Čia supranti, niekur neis iš čia. Jis su ta lova. Jei ta lova, viskas. Ir niekur neina. Jinai vat lova. Ant lovos, va taip, žiūrėkit. Va taip, va iš tos pusės paimkime, ne? Iš tos pusės ir va taip. Persivertus, taip ore kabo. Kabo ir viskas, ir žiūri jinai. Langas atidarytas, von lauk.
neišeis, taip nejuokauk, čia ne taip išsivaro jos. Čia tik taip. Mes po pirmo vizito Tai gerai, va dabar pabandom su tuo, ne, pasižiūrim, kas ten toliau bus. Aš žinok, esu magijos specialistas, aš esu baisiau negu baisų, kaip sako. Nu, nesvarbu, čia gal girdėjot mane, gal negirdėjot. nežinokit pirmą kartą. Čia išsigaučiu. Pirmą kartą, kai jie atvažiavo, buvo balsas, bet greičiausiai galėjo būti arba patėvis, arba mano tėvelis. Čia lovai buvo iš ano buto, kur jinai žaidė burtų, labai daug daiktų. Knygos, mano receptai. Nesakau, jinai niekur neina. Jinai su ta lova, persivartų iš karto. Op, jis stojo jinai čia, niekur neina iš čia. Ir mes lapkričio 1, aš labai trumpai dirbau, tai mes iki pusės dviejų nešim lauk, draskėm viską. Vaikų drabužėlius karpėm, knygas draskėm, mano visokius užrašus. Rekomendacija tau vieną dalyką. Vieną rekomendaciją aš tau rekomenduosiu. Atsikratyk tos lovos. Nu, neišeisim kitaip, jin prisirišus prie tos lovos viską. Bet ta lova čia buvo rasta šitam bute. Tai Nesvarbu, jeigu daiktai buvo, energetika liko, viskas. Pasiekmė yra aiškiai. Tai kitaip ir neišeis, nu kaip. Nepagailėk pinigų, išmest tą lovą, pasikeis kitą lovą ir... Čia kitaip niekai, nes nu, čia vienintelis dalykas dabar, ką aš matau, tai čia galima padaryti ritualą, nu, čia viskas tvarkoja, nu kaip. Bet tai kas iš to, kad jinai vis tiek grįš. Nes čia energetika likus. Viskas. Ta energetika jūs niekaip neišvalysi. Tu gali valyti kokiais tik nori burtais, sakysim, tiesiai šviesiai. Neišvalysi. Jinai kaip grįž, taip ir grįž. Tuo labiau, kai sako, čia jos daiktai buvo, tie visos kažkokios tai nesąmonės. Ne, daiktai mano, bet jinai būrė tavo daiktai. Nu tai apie ką mes kalbam. O čia... Ai, nu jo, jinai tada jautėsi savininkė. Nu tai viskas aišku, nu, čia kitaip nieko nebus. Čia kitaip nieko, čia tik tai stalova ir pasibaig turi. Dar aš pažiūrėjau. Viskas aišku. Viskas aišku. Jeigu tu jas neiškrapštysi, greičiausiai nenoriu aš to sakyti blogai, bet, nu kaip, jinai neduos ramiai gyventi. Pirmas dalykas, aš gražiau pasakysiu, kad suprastumėt. Norit mirčių, nes čia gryna nekromantika. Na tai ir viskas, tada lovą metat laukant, įsigijat savo, kviečiatės kažkokį specialistą, kuris išvalys namų energetiką, nes kitaip niekaip, jinai neišeis, jinai prisirišus, viso jai vienodai išeis. Ir viskas. Jinai ne tai, kad pyksta, jai atrodo, kad jinai saugo kažkokią nesąmonę, dar kažkokią vieną nesąmonę, kažkokia turi būti viena kažkokia nesąmonė, tai aš nesuprantu, man rodo per veidą kažkokia nesąmonė ir viskas. Ir esmė tame, ne? Kažkokia viena nesąmonė turi būti. Va čia, toje vietoje, ir jis saugo tą nesąmonę ir viskas, ir tai vienodai šviečia. Likęs briedis mano vaikų. Nes jis rodo, va čia kažkokia nesąmonė tam kambarį turi būti. Kažkokia nesąmonė. Tai sakė 4 knygos. O kiek jūs radot? Daug. Dabar jie atsitraukia. Kodėl? Tai. Vyras neleidžia. Vyras stovi ten. Ten vyras stovi. Čia net ne tavo gyvūnė. Čia su jie surišta. Kažkoks vyras stovi ten. Ir jis atėjo tam, kad padėti. Bet jis pas Dievą yra. Šitas pas Dievą yra.
Jis nepiktybinis. Gal mano tėtis? Aš tai apibūdinsiu. Kažkokie visokai. Ūsiukai. Čia kaip šitos vietose kažkoks kaip randas, nerandas, ar aukšlė kažkokia. Nemoku pasakyti. Jisai stovi, jisai žiūri. Va taip. Žiūri ir jisai vas. Jai rodo. A jinai atsitraukia. Tai gal jos tėtis? Bet yra su jie susietas. Ir jis ją gali išvaryti. Bet jis jos nevarys. Gal jos tėvas? Aš jo nemačiau. Šitas miręs yra. Pasakyk. Apie 20 metus šitas miręs. Apie 20 metus. 20. Kažkoks tokio. Šitas yra miręs. Viskas. Jeigu pasakėt, nežinau, nes aš jos gyvenys mažai taip pažinojau. Tai jo sūnų, žmona. Smurtinė mirtis. Su peiliu jam kažkas nutiko. Smurtinė? Su peiliu? Peilis. Peilis arba geležis. Rodas, kaip jis mirė, rodo. Bet ne mieste jis mirė. Arba šalia miesto. Namas. Namą rodo. Namas. Bet kaip vienkilis kažkoks. Svietas. Kas liečia su jais, tai neturiu žinoti. Bet man blogai, kad jis nežino tokio dalyko. Čia vėlgi tokia. Ai, o jinai šiaip buvo lipanti per visų žmonių galvas, tai jinai ir mirusiųjų neklausys. Šitą jinai paklausys, bet jie neturi tokių galių, suprantat. Jie gali viens kitą tenais jau bausti. Bet vis tiek, kaip jinai bus, taip jinai bus. Ir Čia vis. žodžiu atsikratyti šitos griuvenos Vienareikšmiškai. Nes jinai va čia. sakiniais. Jinai? Man atrodo, be. Jinai rodosi, kad bet tamsios akys. Tamsios akys. Man rodo tamsios akys. Ir toksai, žinai, toksai. Godulys. Godimo. Net ne tas žodis. Godumus, kokybė. Čia godulys toks. Man. Tu jai nereikalinga. Tu jai pati nereikalinga. Kas reikalingas? Mergaitė. Mano dukra? Mergaitė. Rodo mergaitė. Nežinau, ar čia tavo dukra ar ne, aš tavęs neanalizuoju. Aš tiesiog sakau, ką jinai rodo. Mergaitė jai reikalinga. Kažkokia mergaitė. Šviesiais plaukais mergaitė. Šviesiais plaukais. Čia iš pačių mano vaikas tamsiais plaukais. Jai šviesiais plaukais mergaitės reikalinga. Kažkokia mergaitė šviesiais plaukais. Nes jinai saugoja tuos dalykus jai. Kas ta mergaitė, čia jau patys aiškinkitės. Mergaitė šviesiais plaukais. Jo, jinai norėjo duoti. Kažkas tokio. Ir viskas. O dabar šypsos jau. Dabar jau šypsos. Jau rimsta. Jinai rimsta jau. Jirūnų tamsiaplaukė, Odeta tamsiaplaukė, iš mūsų giminės yra sesės mergaitė šviesiaplaukė. Deimantė. Tu nepasakys, jau jie nebeskirsta, jinai man tik rodo vizualą. Jiems neįdomu ten, kas, kur, kame, jiems, kaip sakyti, jie jau mirė, jie rodo vizualą kam konkrečiai, suprantat? Tas turėjo. Bet tai mergaitė, kaip dabar yra apie kažkur iki 10 metų. Iki 10 metų maksimum, tai mergaitė. Anūkė mano. Iki 10 metų. Net nuo 7, sakyčiau, nuo 7 iki 10 metų. Tame tarpe. Ir viskas. Nes jin man rodo, paaugusią mergaitę, tai Arba jos anūkė. čia jau jos jau reikia klausti, bet jinai jau nesakyčiau. Jai net neįdomu dabar. 60. Gerai, šitie kliūna, tos 4 dėžės.
Dėžės nekliūna. Kažkas. Čia. Dirbiniai Čia. nekliūna? Ne, čia švaru. Čia švaru. Čia. Viršus. Viršus. Bet čia dėl kitos dalykos. Čia labai daug skausmo matė. Kažkoks vienas ar keli daiktai skausmo kažkokio matė. A, šitie? Nežinau, Jo. čia iš viršaus kažkas. Skausmo matė. Dėka aivarėlio. Taip. Skausmo matė, dėl to aš tik tais. Čia taip. Čia ne, čia kaip ir viskas gerai. Kaip tais viršutiniai, sakau, čia virš. Nu kaip ir čia. Nu, einam dar toliau pasižiūrėsim, kas dar čia. Einam visur. Krapštom visus. A nebus jaunavedžiai susipykę. Man rodo kažkas. Su šona nepažįstu, net nesusitikęs, tokiais energetikais. Kaip neštų, kaip padėkla, kaip kažką. Va taip jisai neša, va taip, rodo, va taip neša. Visio, dingsta čia. Jokios tos vietos, bet nuo durų jis neša. Visio, dingsta. Kažkokį padėkla. Ir kryžių rodo. Maldos nori. Maldos nori. Tas, kas ateina, maldos nori. Bet jis, Vyras. čia vyrai pas tave eina, moteris tik tais viena ta. Neteina. Jis maldos nori tas. Gerai, Šit. melsis. Melskis. Jeigu pasakytų vardą, Jie vardu nebeturi. nebeturi. Jie nebeturi vardu. Mhm. Jie vardu negali turėti. Už ką melstis? Nepasakys? Vyras. Gobšumas, pagieža, Ne, šitas yra gerietis. 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 Čia tas tavo angelas. Nu kaip Jaunas, senas. jaunas, kur aš tau rodžiau, tenais. Čia tas. Galbūt pavados Ne. Neturi. Jam maldų reikia. Nesiiliui. Dėl to turi melstis už jį. Ir viskas pasibaigs. Gerai žemės pakilimą. Čia jokių kapinių žemių nėra. Čia nėra. Bet kur aš gyvenau radau. Miegamajam pakilimą. Ir prasidėjo visa plėtra. Toj. Aš kartais norėjau į tą butą nueiti. Paklausti, kaip jiem ten sekasi. Kas per garsai. Ten tiesiog, jokių kapinių žemių nebuvo. Tai kažkieno žemės buvo. Jeigu būtų buvę kapinių žemės, tai tau pačiai būtų kojas juodas energetiškai. Nes tu vaikščiai prie ten gyvenai. Nes tai nėra to dalyko. Aš ten vaikščiai. Aš net klausiau, dabar sako ne. Ne kapinių žemė. Dabar jau buvo 5-6 metai jau gal. Nesvarbu, vis tiek praeini, gyveni. Aš labai daug Šliek. meldžiausi. Šliek, maldas nenuplauna. Kas nuplauna? Čia jau specialisto darbas. Pas nekromantus paklauskit, pažinkit su juodaisiais, aš buvęs juodasis, aš iškart matau, kur yra mirtis, kur yra kas. Nu gal nebuvo labai patikusi, pasakyčiau. Paimkit mano laisvę. Čia suprantat, kas yra pirmas dalykas, jeigu būtumėt. Paklausykit, jeigu būtumėt, sakysim taip, jums kojas pradėtų pūti, suprantat? Jeigu taip, kapinių žemė, jeigu yra Man namie. ten tam būtė iki to, iki kauliukų šaldavo kojus. Tas nieko nesako. Čia jau yra neuromokslai.
nerviniai dalykai. Nes būtų iš karto pradėję pūt kojas, būtų, sakysim, venos slaugant pradėjusios šokinėti, kaip pavyzdys. Tada būtent praeina visą tai, po to pradeda gelti. Gelti atrodo, kad netgi būtent, sakykim, nuo kaulų mėsa atsiskirtų. Iki tokio lygmens būna, kada jau gyveni tome visame reikale. Pastovus silpnumas, net iš lovos negalėtum pakelti. Pačios kojas tinka. Pačios kojas. Tik man bandė perkelti, kas jai buvo žarnyno ir kepenų vėžys. Man čia degė, o čia stuburas iki pusės taip šalo, kad aš nežinau, kiek parų negalėjau nei valgyti, nei miegoti. Na, kai sako, bet praėjo. Praėjo. Gyvo. Kai iškeliavo monetos, gėlių žemėse pasakas. Monetos. Taip. Labai daug ko pati sureikšmina. Bet į gyvūną akis pasižiūrė. Čia gyvūnai, tik tai šios namus yra atsiradę. Tai sakau, matosi, kad švarus jie. Bet sakysim, žiūrė, jie akis net matos, kad labai daug pati pergyveni. Nu, kai sakysim, tai tiesiog, tai su gyvūnais irgi reikia mokėti bendrauti. Nu, čia kaip Reikia mokėti. loginis dalykas, nu kaip. Nors šitie tai nekanda, vienas buvo, kuris kando. Ne, čia jau humoristinė prizmė. Čia jau ne mano darbo specifika, bet aš taip pasižiūriu. Nesuprantat, kada jeigu būtų kažkas tokio, ne, tu kaip maitinius, tai jau būtų išsproginėję, nu kaip. Supranti? Vienas numirė. Nu tai ne dėl to numirė. Tu čia gyvūnų net nepalaikytum. Važiuok, gyvūnai pas tave čia yra. Jo, dvi papūgos. Apie ką mes kalbame? Nepergyvenk. Ne dėl šito nepergyvenu, tai tik tiesiog noriu galutinai visko atsikratyti. Tiesiog tai tęsiasi daugiau nei 5 metai. Galutinai. Aš pasakysiu tik tiek, ne? Nenoriu įžeisti. Tau tas visas tęsis, dar tęsis. Bet tau kitaip tęsis. Nes dvasios sakė, kad yra, ir kiek žinau iš savo praeities tėvelių, dar kažko. Pas mumi yra buvusi būrėja, bet aš nesugebėjau išsiaiškinti. Visi vyresnieji giminaičiai bijoja apie tai kalbėti. Tai čia dabar norit konsultacijos ar kaip? Ar čia kaip čia dabar gaunat? Aš atėjau čia labdaringų projektų. Nes dabar jūs man sakot, kad jums pačiai žiūrėt, viskas tvarkoja. Aš pasižiūrėjau tik dėl to, kad jūs sakot tas anas, aš pasakau tik tiek tiesiai šviesiai. Bet nieko panašaus. Nu, nieko panašaus. Ir viskas. Bet vat giminės prakeikimas tai tęsis. Nėra. Nėra. Nėra? Tai gerai, o kas tada kalbėjo? Giminės prakeiksmo nėra pas tave. Gal ne taip suprato, tiesiog atsako. Buvo, sakė, kad jeigu yra prakeiksmas. Jeigu yra. Bet tai nereiškia, kad jis yra. Jeigu jau būtų pasakę konkrečiai, kad yra. Čia tiesiog ant klaustuko pasakė jums ir viskas. Nes aš irgi nematau, kad būtų. Kažkas sako, kad aš prakeiktas negali būti. Na tai apie ką kalba eina, na čia tiesiog pasakos jau. Čia jau reiškia patys žmonės įtiki tais dalykais, kad tai yra, pavyzdžiui, kažkas dar dadeda, ar nueina pas kažkokius specialistus, būrėjus, kaip pavyzdys. Ne? Ten tie irgi, ta prasme, nusimanydami to viso reikalo ir pradeda šnekėti. Tau yra tas, tik kad mokėtum pinigus. Po faktu. Nu tai dažniausiai būna. Nu, tai kaip... Aš žiūriu realiom akim. Ne, tai realus aktų, aš jums sakau, suprantat, aš matęs tokių dalykų, kad, nu, tiesiog, ir aš pats sakau, žinokit, jūs pati, nu kaip pasakyti, pati labai daug ką prisimatot. Kas po faktų yra, tą aš jums parodžiau. Čia daugiau, nu, praktiškai, nu kaip, lovą atsikratysit, pasižiūrėsim, jeigu nepasibaigs, nu, tada vėl atvažiuosim, darysim kitaip. Ir viskas, nu kaip. O čia dabar visa kita informacija tiesiog jau, ta prasme, iš tuščio į keurą. Jau apie nieką kalbam, bet tą patį tik iš kitos pusės. Faktiškai, jeigu mes taip žiūrim. Konkrečiai ir aiškiai, nu taip. Nu ir tu sveikinis. Jo, nenorintis bendrauti, kartais ant rankų ateina, bet labai retai. Faina, kad laikot tokius gyvūnėlius, visą kitą. O gal jūs kažką norit paklausti, irgi paklauskit, ar gal tiesiog? Ne, aš galvoju tiesiog, koks yra veiksmų planas, tai ką mums reikia daryti, reikia sikratyti lovą. Reikia sikratyti lovą, būtiniausiai. Net čia pagrindinis dalykas. Nes nieko nebeliko, nieko daugiau ten nebeliko. Vadinasi, tie daiktai, kurie buvo, nes antrom seanse aš klojau lovą ir buvo toksai antklodės užvalkalas uždėtas. Ir nežinau, kas ten prabilo, tipo mes klauk,
paklodė po kaldrą. Po kaldrą mano tėvelis visą laiką kartodavo. Ir tada mes tą naktį išnešėm. Suprantat, kas yra? Tai vadinasi, tie daiktai, kurie buvo lovai, tai ta lova yra jai kaip tvirtovė. Nu tai taip, jinai saugo kažką ten. Neaišku, ką jau tenai, bet jau besaugot. Jeigu ten nieko nėra, tai darėt nieko nėra. Esmė tame tik energetika, ta pati likus įsitikinimas, nes tas pat nepaleidžia šio pasaulio mirusysis ir viskas. Ir stovi viskas. Jam vienodai šviečia, jisai mano, kad ten yra kažkas ir viskas. Tai kaip jisai dabar kitaip? Pašalinsit ir turėtų išsidanginti, kaip. Nebūtinai iš karto ritualą, nes mes galim ant ritualo padaryti, nu ritualą, nu kas iš to, nu tai padarysim tą ritualą vieną, kitą, nu gerai, nu tai jie išeis, nu. Bet klausimas, ar neparys atgal, nu tai. Nes vis tiek daiktai likę, energetika likus, suprantat? Ant kiek Nes kai buvo pirmam seanse tarp užkerėtų daiktų 4 prakeiktos knygos, tai buvo žodžiai. Taip. Neklystų, gerai sakau. Ką reiškia prakeiktos knygos? Nu ką reiškia, kaip jūs manot? Ten buvo pripaišytos, sakė. Nu tai pripaišymas, nu tai vadinasi, pagal juos, nu vadinasi, tai yra prakeiksmas. Jeigu taip kalbame. Ten buvo vienam puslapį A raidelės, taip lyg būtų pakaruoklio kilpa. Bažnytinis simbolis. Bažnytinis simbolis. Religinis simbolika čia. Savo užrašų, ten kai mokiausi, aš radau 9 šešetukus. Tai čia nieko tokio. Bet aš tada sudraskiau. Jeigu pagal istorinius faktus žiūrint, kas yra šešetai? Arba tai gali būti begalybė simbolika, tik tiesiog dasijungia kiti simboliai iš paskos ir viskas. Gali būti tiesiog ir toks variantas, gali būti dar kitas variantas. Čia vėlgi pasižiūrėti tiesiog, nu ta prasme, čia nieko tokio nėra. Jeigu nerandat pentagramų kažkokių, dar kažkokių tai nesąmonių kaip pavyzdys. Pavyzdžiui, apverstų kryčių, dar kažką kaip pavyzdys. Nu aš ten nelabai ir beieškoju. Tiesiog ėmėm iš lentynų. Nu tai ėmėt, išmetėt, nu ir kaip, ar pasikeitė kažkas po to? Plėšėm, draskėm, man seilėtikis buvo kaip visą laiką, kai būdavo. Kai randi kažkokį daiktą užkerėtą, tiesiog pradeda seilės bėgti. Ir aš tada spjoviau tas seilės, kraujas pasirodo, viskas seilėtikis. O tai žiūrėkit, o jūs nemanote, kad čia yra psichologinis dalykas? Ne. Bet jūs tikrai įsitikinus esat, kad tai yra 100%, sakysim, jums organizmo reakcija į tos dalykus? Taip. Nu, jeigu taip sakot, supraskite, tokio dalyko pasėtų duotybės nėra. Kaip jūs galite matyti tos dalykus ir jaust tos dalykus? Jūs negalite, nes nėra duotybės. Nėra duotybės. 100% sakau, nėra. Aš kiaurai matau. Viską aš matau. Nėra duotybės. Tai Pas jūs yra, reiškia, kažkoks yra mechanizmas įdėktas smegenyse. Tiesiai išviesiai pasakyti, neįsižeiskite tik tais. Aš neįsižeidžiu, gerai, man degi čia 2 taškai. Čia gali būti ir organizmas, paprastas gyvasties forma, nu, sakysim, žmogui skauda, sakysim, skauda ranką, skauda dar kažką, įvairių dalykų būna. Pavyzdžiui, suprantat, būna toks dalykas, kad, sakysim, jeigu tas visas momentas su jumis yra surištas, jums ne taip veikia. Jums iš karto kerta, o taip kerta, kad net atsistoti jau beveik negali. Po išmetimo tų visų ten daiktų, knygų ar pagerėjo? Tai taip, O kas pagerėjo jums būtent? aš esu laisva. Laisva. Kuo? Čia kai man degi, degi iki tol, kol aš neradau Aivaro dėko, kol aš neradau tos monetos. Iškeliavo monetos su žemė. O kas per monetos? Ten buvo 2 centų. Oi, ant pinigų nieks nedaro, dar ant kitokių monetų. Aš nežinau. Čia reiškia, ta prasme, yra savamoksliai, kurie, ta prasme, bando kažkokius, tai, sakysim, burto triukus kažkokius, nu kaip pavyzdys. Šis savamoksliai, nes nieks nedaro. Pirmas dalykas, jeigu yra, pavyzdžiui, prakeiksmas, tai prakeiksmą daro visai kitaip. Ir, ta prasme, tikrai nesužemėm. Jeigu čia yra konkrečiai apie pakešas, jeigu mes kalbam, tai kištų kažkur. Taip, kažkur, staktų dar kažkur, kad nerastų, o ne tai, kad ir žemė. Žemė bet kada, jinai nėra veiksminga, suprantat? Veiksminga yra tada, kada yra gyva forma. Tai aš nežinau, ką ten dar jinai bus prikišusi tą butą. Ja, Nes tai... aš iš to buto išėjau lauk. Supratau. Tai kokie bus veiksmai jūs? Mes lovo. Nu. Miegos ant grindų. Dar reikia pasimelsti už tuos, kas yra namuose. Galim dar pabandyti kažką pagauti. Dar šiandien nešiu. Tai tu gali įsijungti, dar pamėginti apeit, pasižiūrėk. Nu, Kodėl gi ne? Šiaip Pasiekiamas triukšmas, aš jūs gaudu. labai pas mane būdavo mintis, kad už mirusiuosius ir už kai kurios dalykus aš meldžiausi.
O kam jūs melsdavotės? Jėzui Kristui. Nes aš esu krikščionė. Aš esu tikintis žmogus. Tai labai puiku. Gerai. O ko dabar verki? Kol kas aš sakau, čia, ką aš pasakiau, tas yra 100% dalykas, kas liečia ten kitus dalykus. Kaip? Išime slovą ir matysim. Visiškai savamokslė negalėjo būti, nes jinai ne tokio charakterio buvo. Jei kažkas... Bet čia vėlgi hipotezės, hipotezės. Internete yra informacijos pilna, ir dažniausiai neteisingos. Kai pradeda mokyti specialistai iš interneto, dar kažkokį nesąmonį, ten kaip pavyzdys, ne? Jie galvoja, kad ten jau yra visų galų meistrai. Iš tikrųjų, kaip yra mokamas į magiją. Tave moko ne iš šio pasaulio, tai tave moko būtent iš aukščiau. Ir jokia ta informacija čia netinka. Tai tas pats kaip ir su ritualais. Kad ten yra prirašyta toks ritualas, kaip pavyzdys. Neveikite ritualai, suprantat, jeigu nėra duotybės, bet kokiu atveju. Galima ten išmokti, sakysim, teoriškai kažką, ne kaip pavyzdys, bet praktiškai tu nepadarysi nieko. Tiesiog. Ir... Vadinasi, jinai manęs ir nenugalėjo. Tai matot, gyva esat, kaip jūs gali nugalėti? Jūs dar jėgų žydėjime, kaip? Tai viskas puiku, tai neprisigalvokit labai daug dalykų, viskas yra gerai. Kodėl aš kreipiuosi visus galus? Nes aš noriu galutinai viską nutraukti. Tai ir sakau, lovą išmesk ir pasibaigs. Turi pasibaigti. Jeigu ne, atvažiuosiu, aš kitaip padarysiu. Gerai. Energetika vadinasi įsikabinusi, nes jai taip atrodo, kad čia... taip. Nieko neveikia. Tai jai taip šviečia ir viskas, ką tu pasakysi. Visokių yra, žinokit, numirėlių, pasakysim tiesiai šviesiai. Ateina tiesiog, atsisėda, jie imituoja, kad geria, pavyzdžiui, kažką dar kažkokie kartų yra buvę tokių dalykų. Atsisėda, pavyzdžiui, sėdi ir viskas, jie įsivaizduoja, kad jie geria kažką, kaip pavyzdys. Ir tu jam pasakyk, tu sakai, jam miręs, jis nesupranta, kad jis miręs. Jis jam daina tik, sakysim, po kažkiek tų metų. Tada jis nueina arba pas Dievą, arba pas velnią, o visą kitą laiką tarp žmonių. Jis nepaleidžia gyvenimo. Tas momentas yra toks. Jaučiu, aš būčiau vienas iš tų, kur sėdži ir geria. Aš šalia tavęs. Susėsim tada. Pasikviesim dar vieną draugėlį. Ir būsim keturiesi. Ateina čia. O čia? Nieko nėra blogo. Aš jau ten buvau, ten jau nieko nerodėm. Nes jo čia yra šviežiai viskas padaryti. Kas ten gali būti? Nieko nėra tokio. Baig. Ką? Dar pabandysi įsirašinėti kažką? Šunis pagavus. Jo, nebent. Šį kartą labai... Gal tada... Šunis, bet ir VIP gali pavadar. Šunis nelabai trūkdė Dimitravė. Simeni, vis tiek buvau pagavę. Eik laukus. Bandom, bet jau sužinoti, ar ten ta moteris, Tu sakei, nenori kalbėti, ne? Galiu biškį. Pakalbėk, tau geriau seks. Gerai. Įrašinėsi? Paspaudžiu. Kaip tau ta mintis, jog mes išmesim šitą lovą? Mes žinom, kad tu esi moteris. Kas tu esi, koks tavo vardas? Perklausom. Kas ten yra? Einu aš tą šunį. Jinai kažko. Gerai, pažiūrėsim. Paklausom. Bela, ateini. Jinai ne tai, kad bijo, jinai mato. Ką tu matai? Jinai mato. Tai jinai privarė prie durų, prisisiojam. Jinai bijo, tai kaip sakyt, kai ateina ir iš karto, suprantat, kai tos dvasios išsišaukia iš karto, iš visų kampų jūs išsišaukia ir šunys reaguoja, kad jinai reaguoja, dar kažkas reaguoja kaip pavyzdys. Taip yra. Čia nuo seno tie dalykai yra, jeigu taip
Paėmus. Kas mato, arba šuo pradeda kaukti, kai dvasia mato, arba jis pradeda urksti. O tas yra momentas toks. Paloja. Dėl lojimo, Žiūrėdama į nieką. nu, būna irgi, bet labai retai šiaip urzgia. Anakutė buvom, aš turėjau šuniuką, bet jin dabar jau nuo senatvės yra numirus. Jinai tiesiog žiūri į tuščią erdvę ir puola, loja, ne savo lojimu. Nu, tai taip yra, nu, tai čia vėlgi nuo gyvūno dar faktorius toks. Bet šiaip iš esmės, nu, kaip arba urzgia, arba staugia. Nu, pavyzdžiui, kaimuose, miršta žmogus, ne? Čia, Tada kaukia. taip, nu, čia tas ir egzistuoja, tas pats ir čia. Aš pažiūrėkit, jie jau iš karto visom keturiom. Katinai irgi, žinai, dar gyvūnai irgi iš karto matė, kai į kampus. Dėl to, kad suprantate, aplink mane iš karto tos dvasios ateina. Ir prišlapina. Nu taip, nu, tai kaip jūs galvojate? Susioja visus kampus. Nes žino, kas ateina. Nu, šuo, katinas, sakysim, dar kažkoks gyvūnas. O pavyzdžiui, su žirgais, aš esu kažkada daręs irgi tą dalyką prie žirgų. O eikit jūs jau, per tvoras iššokinėjo. Nes jie tai dar geriau mato viską. Taip yra. Nu, ką lemtingas momentas. Paklausom. Gal ką pavyko? Gal kažką pavyks? Super. Buvo kažkas. Čia reikia kartuoti. Aš pasiliksiu su Yra šnekėjimas, bet aš šuo viską. Greičiausiai neduosi rašyti. Greičiausiai neduosi. Pabandyk. Nebent į lovą išvesti po tą šunį. Ne, aš manau. Aš Visai prigaudė. Ar aš esu reikalinga tam kambarį? Jaučiu Manau, ne. gal važiuojam. Šiaip jau kaip ir viskas. Nu. Kaip ir viskas. Manau, jau Tai aš galiu su šuniu pabūti, gali. tyrimą atlikom ganėtinai. Jo, atlikom viską. Viską kaip ir atlikom. Nu. Iš esmės. Gerai. Gal kažką atkapstysiu iš to. Įvykti. Manai, atlikai darbą iki galo. Aš neatlikau jo. Nes mes nedirbom, mes tiesiog žiūrėjom, kas čia darosi. Pagalba testinė, tai yra būtent tada, kada jau padaro tas rekomenduotus dalykus, tada galima dirbti. Pasižiūrėti, jeigu toliau neišeina. Nes aš nematau, kad čia dabar reikėtų būtent, sakysim, kažkokį ritualą padaryti ir tiesiog, nu kaip. Galima tą ritualą padaryti, bet kas iš to, nu tai sakau, bet faktas tas, kad grįš atgal, tai niekur neišeis. Nu jo, jeigu prie lovos Nu taip, nu tai kaip metus. Nu taip, nebus kur grįžti, nebus iš viso jokio energetinio kažkokio tai resurso likusio. Ir buvo daugiausia daiktų. Nu tai apie ką ir kalba eina, tai taip. Na, išmesit lovą ir bus matyti, ar padės tas. Jeigu ne, nu kaip, nu pats susisiekit su komanda ir tiesiog atvažiuosiu, padarysiu tą, ką turiu padaryti jau. Nu tada jau rimtai kalbėsim. Su ta persona, nu, kaip sakyti, persona non grata. Nu taip yra. Nu šiaip jinai buvo labai sudėtinga asmenybė. Nu, sako. Kiekvienam sako savo. Nu. Parodys vietą. Ne, suprantat, kas yra, nu, dvasia, jinai nebeturi kūno. Nori gyventi kaip žmogus. Tai, Nes va, jinai tai tą nenorėjo patį, ta prasme ir daro, jie viską tą patį daro. Pavyzdžiui, kaip atrodė jūsų angelas, sako, eina jisai su padėklu kažkokiu, ar kryžių kažkokiu rodo. Nu, reikia maldų nori, nu ir viskas. Tiesiog melstis reikia už jį ir viskas, kad jisai sustiprėtų. Gal jisai tam ir yra tau paskirtas, sakysim, ne, kaip, kad tave įsaugotų. Bet jeigu tu jam nieko neduodi, kaip pavyzdys, jokių maldų už jį nesimeldi ir panašiai, nu kaip jisai gali.
Jisai nebeturi tiek energijos. Nebeturės jo. Nu taip. Okei, man melstis patinka. Galėsit melstis. Kaip sakot? Bus iš ką. Kaip čia sakė, neišgirdau. Sakau, man melstis patinka. Nu tai gerai, melskitės. Rožančių sukalbėkit už savo angelą sargą. Pabandykit. Rožančių ne. O kodėl? Savom kalbom. Savo kalbom. Taip. Nu, jeigu jums padeda, Padeda. nu, gerai tada. Nelabai padeda. Nu, labai gerai. Gerai, tada. Vyksim namo. Mėgsim. Ačiū, kad atvažiavai. Ačiū ir jums. Leisti dar kartą ranką paspaust. Liksim draugais, pažįstamais. Gerai. Malonu. Ir aš tikiuosi, kad ta baba atsikratytų. Išeis, nepergyvenk. Niekur nesidės. Niekur nesidės. Buvo prieš 7 metus ant čiužinio mėgojau, grindų lovos neturėjau. Grįžta seni geri laikai. Tai kitą lovą turit, va šiandien. A čia dukrelis. Taip, bet vis tiek dar gali. Nu, kaip. Nu dabar draugė gyvena, kol pasidarys remontus, paskui iškeliaus, tada galėsiu aš persikėliau. Nu, tai tada, nu kaip, nu Kitą kaip. mėnesį viskas užsibaigė. Nu kaip, nu, tai tau šiaip. Aš nežinau, ką tau kito dalyko parekomenduoti tada, jeigu tu neturi kur daugiau. Bet kad ją reikia mest, tai ją reikia mest. Arba tu sutaupyk pinigų ir tada išmėsi, kada jau galėsi kitą nusipirkti. Tada biškė dar, jeigu tiek išlaukia. Nu, kaip. Nežinokit, aš esu kitokio charakterio. Na, jeigu kitokio charakterio. Aš ją anksčiau išmesiu. Viskas tvarkoja, nu tai ant grindų pati ir mėgosi, nu kaip. Jeigu jinai guli ant tos lovos, jinai negali gulėti. Čia yra mano privati teritorija, ne Nu. jos. Na, Reikia iškrausti. na, žinot, kaip pasakysiu, jinai pasakyk jai tą dalyką, pamatysi, neklausys. Dar specialiai susisapnuos. Čia žinok, na, tipo, dar špygą parodys, akis va tau. Galės prie konteinerio neįmėgoti. Slovo, kad tu Aš nepavydžiu tiems, ne, kas tą lovą pasims. Nepavydžiu. Jeigu tą lovą, pavyzdžiui, Reikia liks, apsipjausit. tai tiesiog arba sudeginti, arba supjausit, gal kažkas neturi kažkur, pavyzdžiui, malkų kažkur ar dar kažką mažą, ką, nugi būna, du žmonių visokių. Tiesiog deginti ir viskas, nu kaip. būna pasiima, jeigu ką geresnį išmeta, to jau. Jo, bet nepavydžiu aš jiems, nes jau ten jau tada apsistos. Jinai, Tai dabar ką jinai gali man blogo padaryti? kol kas nieko. Kol kas nieko tau nedarys, nu, tiesiog bus ir viskas. Tiesiog kaip Mėgosi dabar dar. Nu kaip, mėgo su tavim, nu kaip. Mėgo su tavim, nu. Aš esu nuo Par- poliuko kraipus. Žiūrėkit, parsivėsit vyrą, jinai kaip statulos stovės jums. Stebės procesą. Žvakės betrūks. Jau žinok, jinai bus tau kaip žvakė, kaip parama visame kame. Nu, tai. Nu kaip, humoristinė prizmė, nu kaip. Nu ką, nu. Ką jai pasakydavau, žinai. Jeigu jinai žiūri visus tos dalykus, kas patinka, kas nepatinka, jau čia pagal žmogus fantaziją. Nu tai. Na, kaip žinau, jai viskas patikdavo. Ne, Ypač su kitais. nu, Aš ją tai neblogai pažinojau. Bet ne iki tiek. nu, kaip sako, kiekvienam savogi. Supratau. Na ką, gerai. Įgiam kameras. Dar vienas iššūkis. Nu. Ai, šitą lovą jau pati jaučiu galėsiu išmesti.